įvarė baimės, tai patikėkit jūs juodai, nežinau, juodai. Nežinau, jaunimas buvo užsidegę, nežinau, atrodo, ir kalbėta su vyrais, kad reikia užpult, užbėgti, pradžioje, kaip ir galus įbėgom, bet nežinau, Mindaugas gal pastatėte tuos zoninę gynybą, kad eilinį kartą mes ant zoninės gynybos nužlungam, kažkaip daugiau gal asmeninių tų individualų žaidėjų, gal už taigi daugiau vis lipdavom į tą medį, žinot, ir nežinau, bet skau įvarė baimės į mum, tai skau, trečiam kėlinį prisidėjo iki vieno taško, nežinau, išlošti tikėjomės, bet žinom, kad komanda tikrai sustyguota ir tikrai yra visą laiką sunku. Pačias pirmas žaidėmės prieš juos irgi tik tai per plauką laimėjom, dabar tas pats. Sakykit, vėliau susitiksite su Temakos komanda finale. Kokios mintys būtų prieš rytojus rungtynes? Nežinau, šiandien, ką žinau, atrodo, pavargom aišku labai, bet šiaip, kaip galvoju, aš laikinai jauni atsistatys. Jeigu visi susirinksim, šiaip gal tikrai visi, tai aš tai nematau tie baisiai, ten tų žvaigždžių reikusi ten, kaip ir šiandien buvo ir neusidengim Mindaugų tų vienu žaidėjų tų tritaškių, jeigu užbes Nevidomskis tritaškius, ir gali būti prastai, bet šiaip tai žaist galimės. Ir kaip vertinate priešininkų komandą Rytojus? Nežinau, aš vertinu apylygiem komandom, nes visą laiką mes, tarp kitkų, tiek jų komanda, kaimų komanda, tiek mūsų komanda yra kaimų komanda, mes visgi esame ir kaimynai, kiekvienam turnyre dalyvaujam ir vieni kitus tikrai pažįstam. Ir kaip pasisuka ta fortūna, taip ir būna. Tas ir laimė. Manote, kas lėmė jūsų šiandienos varžybų pergalę? Aš žinau, buvom nusiteikę jau seniai laimėti šitas varžybas, dėl pirmos vietų žaisti apskritai. Buvau treneris nuteikęs, pasistengėm, aišku, sunki kova buvo, net lūpos praskėlė, vienu žodžiu, vyriška kova buvo. Jaunimas nusiteikęs tikrai buvo laimėti, bet nepavyko. Nežinau, viskas iš mano pusės. Kaip manote, kas būtent lėmė ir akcentavo jūsų pergalę? Pataikėm tritaškius. Buvom įsivėlę į tokias nesąmonės, galiu pasakyti, praradom daug kamuolių pradžių, iš vis daug žingsnių padarėm. Iš tiesų įtampa kažkokia tikrai buvo pas mus, bet po valiai susitvarkėm su tą įtampą ir manau viskas išėjo į gerą pusę. Neskubėjom gale varžybų. Sakykit, kaip jums buvo asmeniškai šios rungtynės pačiams? Nežinau, aš ruošiausi. Treniruočių paskutinių nebuvo, bet vis tiek ėjom į aikštelę, pamėtėm. Taip, nežinau, nusiteikimas tikrai buvo, ne pirmas jį žaidžiu, turbūt ne pirmas mačas irgi finale bus. Tai stengsimės laimėti, aš nežinau, iš paskutiniųjų kabysimės, bet... Na ir, sakykit, kokios mintys prieš rytojos finalo rungtynes? Manau, reiktų visiems pailsėti. Atsipūst, kaip, nežinau, nes šiandien irgi nemažai jėgų padėta buvo, tai jei visi atsipalaiduos šiandien, aišku, ne tiesioginė to žodžio prasme, bet pailsės tinkamai, pasiruoš rytdienai, turėtume pakovoti dėl pirmos vietos ir tikiuosi, kad laimėsim. Ar turite susikūrę kokį nors planą būtent finalui dėl pirmos vietos? Iš tiesų, Temakos komanda tai yra, aukštų žaidėjų gerų yra, pataikų neblogai iš tritaškių, tai stengsimės, nežinau, dengtis, o čia jau, nežinau, kaip duos Dievas, galiu pasakyti, bet tikrai kabysimės ir, nežinau, turim laimėti. Ačiū. Kaip manote, kas lėmė jūsų pralaimėjimą šiandienos? Pataikymo procentas. Vienas vienintelis dalykas. Pataikėm labai prastai, net ir, sakykime, pirmam, antram kėlinį pavyko pats tau. Pavyko visi praktiškai, ne visi, bet, sakykime, didelis procentas dėlinių pavyko, laisvį išmetėm. Nepataikėm, nežinau, ar jie jaudinosi, ar perdegė. Prieš rungtynes turėjom tokį planelį, kad
Mes paskutinėse rungtynėse, sakykime, mūsų varžovai iš 74 taškų 30 įmetė po greitų atakų. Tai buvo tikslas sustabdyti greitas atakas, šitą mes kaip ir gyveninom. Gynyboje, sakyčiau, dar taip, kaip ir. Bet puolimas buvo tragiškas mūsų, nekrito metikam, nekrito visiems praktiškai. Gal tik vienintelis Kildušis, kuris pataikė. Bet su vienu žmogu, kuris pataiko neblogai, išlošti rungtynės yra labai sunku. Sakykite, gal ką nors akcentavote prieš šias rungtynes? Tai būtent greitas puolimas, kaip stabdysim greitą puolimą. Ir varžovų greitą puolimą, kaip stabdysim. Gynyba, pasaugojimai, kas iš kur turi atėti pasaugot, kadangi vienas prieš vieną mes bandėm asmeniškai per silpni, mes fiziškai per silpni. Jie žymiai stipresni, mes vienas prieš vieną apsiginti negalim, pagalbos vėluoja arba atmeta, laisvas įmeta. Turėjom didelį laiką skirti zoniniai gynybai, tai daug buvo kalbos prieš rungtynes apie zoninį gynybą, kaip mes turėsim ten judėti. Savo pagalbą, kaip turi būti vienas kitam, kas iš kur turi atbėgti į pagalbas, o šitie dalykai. Išėjai žaisti dėl trečios vietos ir nenusiteikus. Taip kaip ir finalas, negu išėjęs komanda nenusiteiks žaisti dėl trečios vietos, dėl medalių. Be abejo, yra niuansas, kadangi Hidrasas šiandien žaidė kurią valandą, 1 valandą, taip. Ir vakarėje dar žaidžia 5:30 ar 5:30 Vilkaviškio lygoj. Tai jie šiandien bus žaidė 2 rungtynės, tas gali atsiliepti. Rytoj 11 val. Rungtynės laukia. Gali paprasčiausiai neatsistatyti. Nežinau, kaip mes atsistatysim, kadangi šiandien irgi turėjom sunkės rungtynės. Taip pat 50-50. Tai prieš varžybas galvojom, kad įveiksim priešininkus, išanalizavom jų žaidimą, sustabdėm greitą puolimą, bet nepavyko užpult geriau. Mes nusiteikę tikrai 3 vietą iškovot nesunkiai. Visus kartus, kiek žaidėm, tiek laimėjom prieš juos, žadam ir dabar.